Lietuvos didžiosios kunigaikštystės pilys. Lietuvos brasta. Pilis buvo pastatyta X amžiuje, norint apsisaugoti nuo jotvingių antpuolių. XIII amžiaus antroje pusėje iškilo akmeninis bokštas, pasak kronininkų, panašus į įtvirtinimą Kamenice. Ilgą laiką pilis buvo medinių rąstų, XVI amžiaus pabaigoje įrengti bastionai. Brasta XI amžiuje priklausė Turovo, nuo 1020 Lenkijos, nuo 1044 Kijevo, nuo XII amžiaus vidurio Volynės kunigaikščiams. Apie 1319 metus prijungtas prie Lietuvos didžiosios kunigaikštystės. 349 jie buvo užėmęs Lenkijos karalius Kazimieras III didysis, o 379 kryžiuočiai. 409 gruodžio mėnesio pradžioje čia susitiko Lenkijos karalius Jogaila, Lietuvos didysis kunigaikštis Vytautas, totorių vadas Dželaledinas ir pakancleris arkivyskupas Mikalojus Traba. Susitikimo metu buvo aptariamas būsimas karas su kryžiuočiais. Dželaledinas kovojo Vytauto pusėje Žalgirio mūšyje. 390 metais suteiktos Magdeburgo teisės. Nuo XIV amžiaus pabaigos į Brestą kėlėsi žydai sudarė seniausią LDK žydų bendruomenę, kuri iš Vytauto gavo privilegiją. 1500 metais pilis atlaikė Krymo chano Menglio Girėjaus vadovaujamos 15 000 totorių kariuomenės apgultį. 553–67 Brastoje veikė Mikalojaus Radvilos Juodojo įkurta evangelikų reformatų spaustuvė. 596 metais sudaryta Brastos bažnytinė unija. 648 ją užvaldė Bogdano Chmelnickio kazokai. 653 mieste posėdžiavo abiejų tautų respublikos seimas, buvo šaukiami Lietuvos bajorų seimai. 657 gegužės 7 pilį užėmė švedų kariuomenė. Pilis tiek patiko Švedijos karaliui Karoliui Augustui, kad jis liepė nupaišyti graviūrą ir planą. Pilį netrukus atkariavo Mikalojaus Radvilos vadovaujami kariai. 706 metais pilis vėl neišlaikė švedų generolo Meiterfeldo apsiausties. 795 per antrą abiejų tautų respublikos padalijimą miestą užėmė Rusijos imperija. 1833 tvirtovės projektą patvirtino pats caras Mikalojus I. Jo autoriai Opermanas, Maleckas ir Feldmanas. Pilis nugriauta Rusijos caro administracijos įsakymu, senos statybinės medžiagos panaudotos įrengiant Brastos tvirtovę. Tvirtovė pradėta statyti 836 m. birželio 1. Jos įtvirtinimai apėmė 4 kvadratinius kilometrus. 842 Brastos tvirtovė baigta statyti. 20 amžiaus pradžioje Lietuvos Brasta buvo pirmos klasės rusų tvirtovė, pagrindinis rusų forpostas vakaruose. Viduryje kiemo 879 metais buvo Grimo suprojektuota cerkvė, kurią lenkai pavertė bažnyčia. 915 miestą užėmė vokiečiai. 918 kovo 3 po Sovietų Rusijos ir Vokietijos derybų čia pasirašyta Brest-Litovsko taika. 919–39 valdė Lenkija. Sovietų sąjunga ir Vokietija okupavus Lenkiją. 309 metais rugsėjo mieste įvyko bendras Sovietų ir Vokietijos kariuomenių paradas. Nuo 939 priklauso Baltarusijai. 41–4 buvo okupuotas vokiečių, tvirtovės apsiaustis 41 metais truko beveik mėnesį.